Mani bennevo, mani bennevo. Pradedam savo rytinį žygį. Ir va, jau kiek žmonių lipančių kalną. Skubam ir mes. Dėja, neįveikiau šito kalno. Einu atgal. Ne aš vienas nulipinėjau. Tikiuosi Giedriai viskas bus gerai. Norėjau perduoti kuprinę, bet sako, gerai be kuprinės bus. Nu jo, daug labai nulipinėjau. Tai va aš iki va čia kažkur užlipau. Ir man pasirodė jau per statu ir nebesaugu labai. O ypač kai žemyn leistis paskui, kai eilė žmonių, tai bus dar blogiau. Džiaugiuosi, kad Giedriai pavyko įveikti Kalapataro viršūnę. Gorakšėpę pakabinom Klaipėdos krepšinio komandos Neptūnas šaliką ir judėsim žemyn. Tualetai būna paprastučiai. Padarai. Nupili su vandeniu. Bet štai su kokiais vaizdais. Čia vonelės. Vonelio krauklį apsiprauti rankom ir dantim. Tai va, sužinojom vakar, kad šitie gidai ir šerpai prie -15 miega tokiuose palapinėse, kur nuo ekspedicijų likusios. Ir tos palapinės yra tos Buda Uodės firminės. Įsivaizduoji? Jo. Judam link Peričės. Tai va, Giedriai įveikė šiandien šitą kalną, ne šitą, bet tą Kalapatarą. Aš neįveikiau, aš ant tos tik tai užlipau kalvos. Paliekam Gorakšėpą. Ten nakvojam. Čia kiti nakvoja. Paskutiniai kadrai iš 5 km aukščio. Dabar tik žemiau ir žemiau būsim. Kamščiai kokie. O ten kažkoks užstrigimas matosi. Nu, pro mus ką tik praėjo kinų liktais tautybės. Apsiverkus moteris jau ją vedė ten. Įsitaisė ponulis. Pažiūrėt ledyną. Jis dar yra visas išlydėjęs visą ir įsivaizduoju. Na jau takeliai nebeapsnygė praktiškai. Situacija gerėja. Truputį aplenkėm kelias grupės, tai ir kamščių mažiau. Kas gerai, kad daug yra ateinančių, o ne pareinančių. Tai vadinasi... Tą patį ką tik pasakėjai, ateinančių ir pareinančių. Nu taip, vadinasi, nakvynės vietą didesnė tikimybė gauti mums. O jiems tai čia sunkiai bus. Beje, Google žemėlapį šitą maršrutą rašė mostly flat. Giedrė sako, čia kaip per katastrofos filmą kokį, kad atslinks ledynas ir žmonės turi išsikraustyti. Ir visi eina šniūrais. Jo, tikrai panašu. Kaip yra apokalipsės
atrodo. Arba per tuos visus, žinai, Game of Thrones, kai turi visą išsikraustyti visas miestas. Tuo ten užpuls drakonas. Drakonas gal neužpuls, bet ledynas tai gali atslinkt čia pas mumis tikrai. Jo, gerai čia sakai. Pats nemaloniausias miestelis. Lebučiai. Užsuksim vis tiek tikriausiai arbatos atsigerti. Gal užkast kažką. Nemaloniausias tai, kad kambariukas buvo labai šaltas, drėgnas. Ir kad šeimininkai buvo ir padavėjai labai irgi nemalonus. O visur kitur labai faini, labai maloniai. Bet kaip žemai išskrenda, ne? Kai kas ir taip gyvena. Daug šiandien sraigtų. Čia vėl leidžiasi. Dugla iš kitos pusės. Prieš tai reikėjo lipti šitą kalną. Sorry. Valgiam po samosą pas vietinius. Einam toliau ieškoti kelio į Perišę. Kamščiai. Kaन्छ किन ढिलो गर्दै बस्छ O tas biški. Taip nejaukiai ant arkliuko atrodo, čia jot būtų. Bet pasitikėjimas matyt yra jau. Na, kai šitą tiltą pastatys, tai tikrai bus įspūdingas. O čia ženklas. Vienas iš nedaugelių. Į Perišę mums reikia. PHE. O nuo tą keliu iš Dingbok čia ėjom į kitą pusę. Tas sniegas kaip gražiai subėga. Ir apačioje turėtų upė būti. Visas statybinės medžiagas irgi reikia į viršų užkelti. Nu, čia kelias toks neblogas. Gerai, kad žmonių visai nėra. Tik
negali grožėtis vaizdais, nes turi žiūrėti po kojom pastoviai. Tolumoje jau matosi periščiai. Miestelis netoks ir mažas atrodo. Jo, panašus turbūt kaip dingo čia. Su auskariukais, žiūrėk. Šį faina kavinukė. Reikės gal ateiti, pavalgyti. Va, galima pasižiūrėti iš paveiksliukų, kas nežino, kas ką reiškia. O, čia visko yra. Tualetinis popierius ir vanduo visur kaip pagrindinis akcentas ant varo. Tai tualetinis apačioj kainuodavo 1 eurą už ruliuką, paskui 2 ir paskui viršui buvo 4. Bet kažkaip daug neišsinaudoja. Kiekvienam kaimukė privalo būti snooker house. Pulo namai vietiniams. O ir huką, ir tongba, ir visko čia jie turi. Ar veikia? Dabar dar neveikia, bet paskui gal ir veiks. Einam apžiūrėti savo kambariuką. Nusileidome jau savo pirmą stotelę žemyn į Peričės miestelį. Tikrai nuostabioje įlankoje. Ir ką, jūs pažiūrėkite mūsų apartamentus, mes dar tokių nesam turėję. Tokių šiltų, gražių. Kaina plius minus tą patį kaip visur. Mes netgi turim pakabas, jūs įsivaizduojat. Čia yra retenybė, žinokit, ir mes netgi turim medrodį. Aš jau savaitę nemačiau, kaip aš atrodo, gal ir gerai. Bet kažkas nuostabus kambariukas. Tai turim, žiūrėk, ir vėl, ir kaldrą, ir dar radieliukus, po 2 netgi. Taip, ir ką tai reiškia? Kad vėl mėgmaišių. Ne vėl, o būsime mėgmaišių, nepanaudoja ne vieną kartą. Kažkas nuostabaus. Koks uždėlis per langą? Pažiūrėk, pats tas, koks jau ryte galės atsidarius spoksot. Nuostabu, ar ne? Gražu. Labai viskas eime. Eime. Eime praustis, kojas plautis, termą nusiimti. Rankom apsiplauti. Valgomasis. Ir ten yra skaitimo kampelis, toks kaip šiltnamis. Labai gražus, tvarkingas viešbutukas. Netgi tualetas yra toks. Mums aišku visokie tinka, bet kai kurį laiką nebuvo, tai labai malonu tokį rasti. Atėjome iš Šalimais esančią kavinukę. Labai skaniai kvepia viskas. Kadangi elektra visur kainuoja, net ir mūsų viešbutį pasikrauti, tai atėjome iš Šalimais esančią kavinukę, sakė, kol valgysit ar gersit, tol galite krautis. Tai uždėjau powerbanką krautis. Labai skaniai kvepia, labai graži kavinukė. Ir Giedrė po ilgo laiko pasiėmė kavos. O aš kaip visada. Vakar diena praėjo nuostabiai, pasiekėm Everesto bazinę stovyklą. Pabuvom ten turbūt ilgiausiai iš visų žmonių, nes norėjom pamatyti ir ledyną, Giedrė iš vis ten tolėjo ir norėjom tiesiog pasidžiaugti akimirką, nes kiek dar kartą čia pabūsi. Taip, tikrai norėjom, neskubėjom, sėdėjom labai ilgai kartu su Marium vaikščiojom ir esmė buvo tame, kad čia buvo sudėtingiausios paskutinės dienos. Aš abi dienas palikusi Marių
bėgau su kuprinė pirmoji, variau pirmoji, visus lenkiau. Nes jūs net neįsivaizduojat, kokia dabar yra būsto konkurencija, užimtumas T-House'ų ir visa kita. Tai tiesiog, kadangi prieš tai vietoj gavom jau paskutinę vietą, aš irgi bėgau, tikinam, kad gaučiau. Nes kaip ir minėjom, kuo aukščiau, tuo tų nuomos vietų yra mažiau, o tų lipančių tai eina visur tiek pat. Ir jūs įsivaizduokite, aš vienoje vietoje gavau paskutinę vietą, pusrusį, kur pasakojam. O vakar iš vis mūsų rytas prasidėjo tam pusrusį, apsirengėm ir mes 5 ryto užsistatėm žadintuvą, kad jau patys pirmieji išeitume į paskutinę vietą Gorošepą, kur turėjom pasilikti daiktus ir jau keliauti iki Everesto bazinės stovyklos. Ir jūs įsivaizduokit, mes užsistatėm 5 ryto žadintuvą, mes galvojom, kad mes čia pirmieji išeisim, nieko panašaus. Visas T-House'as kėlėsi 5 ryto, visas. Tai mes taigi su Marium apsirengėm ir aš išvariau, kad greičiau gauti nuomos vietą. Atvarau į Gorošepą. Pirma vieta, o jų yra tik 3 ir sako, nebėra vietų, o jinai pati didžiausia vieta, nu jau tenais nėra, tai kur tu darbą gausi. Bėgu greitai į kitą vietą, visą laimę. Spėjau, žinokit, gavau kambarėlį. Netgi su dvigulė lova juokėmės, kad paskutinę dieną pasisekė. Šitas kambarėlis jau buvo su minusinė temperatūra, -1 jau buvo naktį. Jo, parečiais, nes visada atsiminkit, kad šilčiausia yra, kai saulė leidžiasi, o šalčiausia prieš saulį tekant. Tai ryte, prieš atsibundant visada yra šalčiausia. Bet tose paskutinėse 2 miesteliuose yra viskas dar kitaip. Lebuče ir Gorošepe namai yra pusiau kaip ir į žemę, jie yra nuožulniai pastatyti. Aišku, viskas, kas geriausia, yra gaunama gidų klientams, saulėti šviesus kambariai, o jau tokie, kur ateina mes pavieniai žmonės, tai mes jau gaunam, kas lieka. Tai tikrai mes abu kartus gavom, bet džiaugiamės, kad turėjom iš tikrųjų. Tas su dvigulio lova šiaip geras kambarys buvo tik tai tiek, kad elektra dingo, buvo paskui pataisę keliom minutėm jo. Ir paskui visą naktį vėl elektros nebuvo ir ryte su prožektoriuku ant galvos turėjom susirinkti daiktus ir... Tai yra visiškai absoliučiai suprantama, nes elektra reikės pasitikslinti, nuo kurios būtent treko vietos yra gaunama tik tais iš saulės. Aš manau, kad netgi gaunama nuo pat pradžių, nes aš niekur nemačiau elektros ir laidų. Taip. Ir elektra gaunama tik tais iš saulės ir kuo aukščiau, aišku, tos elektros, apie vandenį iš vis nekalbu, kad jo tenais labai reikia saugoti. Gorošepe net nebuvo apskritai vandens geriamo. Ta prasme, niekur negali gerti jo to vandens, turi įsimesti dezinfekcinę tabletę, bet Gorošepe apskritai net nebuvo, buvo tos tokios, tiesiog ten sniegą gal tirpina tos bačkos, kur tualetuose sudėtos, bet iš tokios prisipilt gertuvių nesinori tikrai. Ir ten jauni vaikinukai atneša didžiulės, tas mėlynas, patys žino, plastikinės bačkas ir pripila tokias didelės kitas kanistrus mėlynus ir pripila didelės plastikinės mėlynas bačkas ir tu tiesiog sėmėsi samtuvėlį ir nuleidinėjai į vandenį. Tai prasme, čia mums visiškai atrodo... Ja, bet iš tokių į gertuvę nesinori piltis, tai... normalūs dalykai. Bet išsisukom su vandeniu, tai va, aš kaip visada nuėjau nuo savo minčių, tai va, atsikėlė Labuče 5 ryto. Ir mes taigi su Marium patys pirmieji išbėgom į priekį, pagaliau gavau vietą, sulaukiau Mariaus ir tada mums reikėjo, čia buvo 9 ryto, aš kaip sprinteris nuvariau, žinokit, ten į kalnus, kad tik gaučiau mums nuomos vietą. Na, aš irgi netiek daug atsilikau dar, bet aš atsilieku visada nuo Giedrės. Bet mes esam taip susitarę, kad mes turim savo ritmus. Ne, visi privalo turėti, nes kitaip padusi ir turėsi atsisėsti ir Aš Mariaus ritmo irgi negaliu eiti, man yra nuobodu, man yra neįdomu, aš negaliu žiūrėti, kaip visi šliaužia. Aš jau tokia esu, aš nieko negaliu. Bet aš šliauždamas dar visas grupės lenkiu vis tiek. Taip, apie grupės iš vis nekalbu. Tai va, ir mes tada Gorošepe turėjome pasėti daiktus ir eiti į ABC stovyklą, Everesto Base Campo. Ir dabar jūs įsivaizduoja, kad atėjo Marius jau pas mane į tą viešbutį, susirado mane. Nes vis tiek, tų viešbučių ten, kaip ir sakiau, tik 3, tai mane surado jis labai greitai.
Bet aš čia laukiau atsistojus, mojavau, kad tik greičiau atėjus į kaimelio priekį, iš tikrųjų pasitikau jį, atsigeriam arbatos, mūsų kambarys dar nebuvo paruoštas, mes pasilikom visus daiktus ant palangės valgomajam ir kas yra, ir išėjom, ir einam, ir nėra žmonių, ir nėra visiškai žmonių, ir mes sutinkam porelę. Ir sako, sako, žinokit, kaip tenais nuostabu, sako, ar daug žmonių, sako, daug, bet sako, daug einančių. O ten sako beveik nieko ir mes tos einančius pasivėmė ir jų nebuvo daug, iš tikrųjų tai buvo grupelės mišrios, tikrai buvo nedaug. Tai mes iš paskos, mes visi su paskui tą grupelę ramiai nuėjom, prisipaveikslavom, pabuvom iš tikrųjų labai. Ar mane sužavėjo? Nežinau. Aš nežinau, dėl ko tas visas pasaulio išprotėjimas, bet... Man buvo tiesiog, kad jauties ne kaip savimi, o kaip kad dokumentinio filmo herojus kažkoks. Taip. Ta prasme, kodėl aš taip jaučiaus, kodėl man nebuvo, dėl to, kad mes jau su Marium nuo pačio pirmos treko dienos, mes jau tokių Himalajų vaizdų prisižiūrėjom, tokių gražių, kad tu tiesiog pamatai tą ar ne, ir tu supranti, kad tu esi šalia papėdėj, aukščiausio pasaulio kalno, arčiausiai, kiek tu gali prieiti. Ir tu jau nebesuvoki tos didybės. Kitas dalykas, mes specialiai nežiūrėjom kitų keliautojų, nežiūrėjom jokių ten dokumentikų, kad būtų mums patiems įdomesnės patirtys. Taip, ir taip ir buvo iš tikrųjų, ir nuo visų žaliuojančių Himalajų, kabančių tiltų, absoliučiai upės, kaip keitėsi kraštovaizdis nuo būtent žalumos iki akmenų, ledynų ir galiausiai mes priėjom prie tų baltų kalnų viršūnėlių, kurias tik iš tolo matydavau. Aš negalvojau, kad pasieksime tiek daug sniego, bet čia dabar anomalija ir buvo. Čia dabar buvo taip anomalija ir kaip buvo. Nes sniego turėjom labai daug. Labai gerai, kad mes išeinam su Mariumi visada anksti, dar būna visi takai užšalę. Bet jau mes grįžtam per tokias tešlynės, kad jūs patikėkit, nes saulė viską labai stipriai šildo. Tai va, nuėjom iki Everesto Base Campo, kas man ten labiausiai sužavėjo ir patiko. Tai aišku, įspūdinga pabūti ir šalia to Everesto, bet kai ten esi, tai atrodo kalnas kaip kalnas. Atrodo, nebe toks ir didelis, iš tikrųjų visai pasiekiamas. Kaip ir visi aplinkui, bet mane labiausiai, žinokit, sužavėjo Kumbu būtent ledynas, taip. Iš tolo tai atrodė tokie maži kalneliai, ar ne? Bet kai aš priėjau arčiau, niekas neašiau vienintelė, nes tai yra labai labai pavojinga, nekartokit to. Tai yra, pasirodo, pavojingiausia Everesto dalis, bet per ją privalo eiti visi būtent ekspedicijos dalyviai, alpinistai, kad pasiektų po ABC Camp 1 jau. Ir tai jo, ir yra... Bet yra tam taisyklės, pavyzdžiui, eina irgi arba labai anksti ryte, arba vėlai vakare, kad dieną saulė atšildo ir tampa ledas neprognozuojamas, nes tarkim ant sniego su spigliais gali ten vos nebėgioti, kaip matėt, kad aš ten ant vieno kalno irgi bėgiojau žemyn ir viskas gerai, kol sniegas yra kietas. Kai saulė atšildo, tu nebežinai, kur tas sniegas kietas, kur minkštas ir kiek giliai jisai yra, nes man irgi buvo vienoje vietoje, kad tiesiog dėjau koją ir susmigo man iki begalybės, nežinau, gerai, kad su kita koja buvau gerai įsikabinęs, o ten neaišku, kokio gilio ta duobė. Tai... Labai įdomus jausmas po tos Kumbu ledynus vaikščioti iš tikrųjų. Man ir mano pėdutės matėsi, nes tu vaikštai ir tu girdi, kaip po tavim čiurlena upelį ir nežinai, kokio ten starumo. Tai va, kol nečiurleno upelis, tai aš irgi ėjau gan drąsiai, bet kai po manim pradėjo čiurlenti upelis, tai kažkaip nebejau tiek toli, kiek Giedrė. Bet, žinot, sakau, man ne tie galutinis tikslas, bet visa šita kelionė, tai tikrai labai labai patiko. Aš tikrai nesigraudinau kaip kiti ir tą Everestą pamačiusi, bet aš graudinausi jau nueinant iš bazinės stovyklos į Kitty House'ą grįžtant, nes jau atrodo viskas, šita nuostabi kelionė baigėsi. Nes tikrai Himalajai yra kažkas tokio nepaprasto, tikrai. Man dar buvo labai keista, kad žmonės ateina iki to akmens, pasifotografuoja ir eina atgal.
kur visas grožis yra už akmens, palipi dar ten, nežinau, minutę laiko ir pamatai tos ledynus. Man nebuvo keista, tai Viską- yra viską šiuolaikinių kita. socialinių tinklų žmonės, Taip. jie atskrenda į šalį, jie samdo visą agentūrą, kuri tau viskas organizuoja, arba samdo atskirai gidą, porterį, kuris į daiktus neš, ateis prie akmenėlio, jis tau viską neš, viską. Aš netgi dabar vat, šiam dienom mačiau tokių dalykų, kai eina grupė ir netgi vaikai vietiniai iki akmens nešia jų kuprinėlės. Paprasčiausias kuprinėlės, bet turbūt, kur yra vandens buteliukas įdėtas ir vietiniai vaikai. O jau žmonės iš mūsų viešbučio. Labai aišku, yra tas įdomus dalykas, kai miesteliai yra labai maži. Visų kelionių, trekų yra visiškai tie patys maršrutai ir tu visada tos pačius žmonės tą miestelį kažkur pamatysi, netgi ar savo viešbutį. Tai va, ir pabuvome mes ten labai ilgai prie Everesto, iš tikrųjų su Marium pasidžiaugiam. Marius sutiko ir savo draugą amerikietį, su kuriuo susipažino, kai aš buvau vienu metu irgi į priekį atsiskyrus nuo Mariaus, einant. Dar ten seniai, prieš kelias dienas, kur buvo jo. Taip, ir toks irgi labai, labai fainas sutapimas, bet kaip ir sakiau, mes visi einam to pačiu maršrutu ir mes visi susitinkam kažkur. Tai va, labai smagiai ir aš su juo susipažinau ir kaip matėt, žalių 9 neatsisakė paragauti. Ir viskas, ir tada su Marium grįžom ir jau buvo jau popiet. Tai kadangi tokia proga, nusprendėm, kad pasimsim tą progą šampano butelį. Mes iš tikrųjų buvom nuostabiame. Ir ne tik tą progą dar mūsų 9 Taip metų sutapo, pažinties čia buvo metinės. visiškai sutapimas. Ir mes pamatėm, aš jau vos atėjus į viešbutį prie reception, aš pamačiau, kad visa yra lentyna gėrimų, vynų. ir Šampano stipriųjų, buteliai buvo ko du aš- tiktai. Ko aš net nemačiau iš tikrųjų kituose, o čia pačioj viršūnėje, įsivaizduokit, visas baras. Bet esmė tame, Virš kad 5 taurėm kilometrų. nepilstė, bet mes ir buvom nusprendę, kad imsim butelį. Ten mums kaina to butelio, žinokit, ten sužinojo 2 valandas, kokias vis galvojo, kiek jisai kainuoja, bet Nu, jeigu mėsą su sraigtasparniu skraidinasi, tai ir Marius mėsos vengia jau irgi, nes tai yra rekomenduojama, nes kuo aukščiau, tai jūs patys suprantat, kad nešikai, jakai, visi kiti tą mėsą be jokių šaldytuvų neša. jo, bet garantavo už kokybę, sako, su sraigtasparniu atskraidinama pas mus, šalta, tai paragavau, viskas gerai, dar gyvas. Taip susitarėm, kad mes vakare susėsim, jau užsisakysim tą vakarienę, Marius teik, aš pasiėmiau makaronų, nes jums gal ir keista, žinokit, bet picas, makaronų anksčiau tu gaudavai tik tais Namčio bazare, o dabar viskas, visuose meniu, mažiausiuose kaimeliuose, mažiausiuose vietinėse vietelėse yra makaronai, picas ir taip toliau. Ir jau netgi burgeriai, ir jau netgi mažuma yra, galima sakyti, žinokit, vietinių patiekalų. Tai... Ne, tai visų pirma, visuose parduotuvėlėse pirmoji eilėje Snickersas, Coca-Cola ir jokių vietinių gėrimų. Ir energetinis Red Bullis, taip, tai čia... Dabar top matau 3. irgi va čia kavinukai, tie patys limonadai ir Pringlesai. Tai va, populiariausi dalykai. Tai va, pasiėmėm vakarienę ir dabar įsivaizduokit, o kadangi vietos jau yra tik 3 tos vietos, ar ten susirenka visi žmonės. Ir porteriai, ir šerpai, ir turistai, visi susirenka į tą būtent to tea house'o visada salę, čia jau yra tradicija, jau kaip atšalo oras, visi susirenka, Nes ten krosnelė būna užkuria. pakurta krosnelė ir ten visas vyksta socialinis gyvenimas. Ir sėdėme su Mariu ir mes suprantam, kad mes čia... Marius dar paprašė atšaldyti šampaną. Šeimininko, labai fainas šeimininkas, toks senukas, nuostabus iš tikrųjų. Sako, neškitės į savo kambarį. Neškitės į kambarį, jūs pateisus. Marius išnešė į kambarį, žinokit, ir mes iš kambarį to šampano neparsinešėm, nes ten susirinko visi žmogiukai. Ir aš sakau, Mariau, žinok, mes tikrai neišdrysim čia to šampano atsidaryti. Tikrai mes negalim būti tokie tiesiog... Kaip pasakyti? Kad alkoholį vartoja kiti, tai buvo vartojančių. Ne dėl alkoholio. Bet tiesiog, kad kiti palapinėse miega. Taip. Laukia tie nešikai, tarkim, tai... Nešikai, gidai, jie prie tokio minuso didžiulio. Jie miega palapinėse ir mes tiesiog neišdrįstam tokiais pižonais pasirodyti ir atsidaryti prie visų šampano ir gerti. Taip, sakome, eisim kambarį, atsigersim, bet kambarį nėra Ir elektros. grįžtam į kambarį, nėra elektros.
Na ir ką? Marius nuėjo pasakė vaikinukui, jisai sako, aš jums paimsiu elektrą. Jis atėjo, pakeitė bateriją. Tos baterijos tai tiesiog didžiuliai akumuliatoriai, kurie kaupia saulės energiją per dieną. Mašininį akumuliatorių tiesiog. Ir žinokit, minutė ir tos elektros vėl neliko. Ir temperatūra buvo 2 gal tada? Jo, bet ryte buvo -1. O ryte, jau iš ryto, paskutinė jau, ar ne, jau pasiekėm savo tikslą, vakaras, pernakvom, o ryte dar yra pagal visą tą scenarijų, tu lipi į Kalapatar. Juodasis akmuo, man atrodo, tai vadinasi. 5-5 PAM liktai. Ir tai yra aukščiausia Nepale vieta, kurią tu gali be jokių leidimų pasiekti. Ir labai daug kas eina iš tikrųjų, eina pasitikti saulėtį. Na ir ką jūs galvojate, atsibundam, elektros nėra, su prožektoriuku apsirengiam su Mariu. Šalta. Čia, kad šalta, man tai visiškai... Tikrai galiu pasakyti atvirai, Marius per visą kelionę iš manęs niekada neišgirdo, kad man šalta, kad sunku, kad pavargau, nes čia visiškai ne mano būdai tai. Na ir ką jūs galvojate, ir sako Marius, o gal sako neinu, aš žiūriu visą žiburėlių, visa grandinė žiburėlių, taip gražiai kalno, žmonės eina pasitikti saulę. Ir greitai apsirengėm, išėjom su Marium, pasivėjom visus, tiesą sakant, labai greitai. Ir viskas atsitiko, kaip atsitiko, tamsoj, visiškai be nieko, be jokių prožektoriukų, be vandens, absoliučiai be nieko aš likau viena. Ir turėjau kelionę tęsti patamsiais 4 ryto viena į kalną. Bet žmonių buvo daug, bet tiesiog visos grupės jau buvo atsiskyrusios. Mariui pasidarė blogai ir jisai kažkurio momentu apsisuko ir grįžo dar. Mes susišukom su Giedre, aš norėjau perduoti lemputę ir kuprinę, bet Giedre jau nebenorėjo perimti. Ne, aš jau mačiau, kad tau yra blogai ir aš sakau, jau tu iki apačią ir aš vėl savo sprintų užvariau. Buvo žiauriai šaltas, patikėkite, aš žiūrėjau, kad jutiminė buvo -21. Buvo labai labai šalta, bet aš tikslą pasiekiau. Aš visiškai per visą tą laiką nejaučiau absoliučiai jokios aukščio ligos, nieko. Vienintelis dalykas, kas man buvo, tai man buvo blogai su akim, bet čia man ir gyvenime yra su problema, bet turėjau vaistų labai greitai. Tai įsigydžiau, bet aš nejaučiu visiškai jokios ir man dabar toks azartas yra išbandyti vis aukščiau ir kiek aš gerai jausdavausi. Bet Kalapataras ir aš nuėjau iki Kalapataro, iš tikrųjų buvo nemažai susirinkusių žmonių, bet labai ir pamatysit Mariaus video, labai daug kas sukos, nes pasijuto blogai, taip pat kaip ir Marius. Gal ne tiek, kad blogai, bet jis yra labai status kalnas. Labai. Ir toks... Eiti tamsoje, tai tik visi suprato. Jo, aš vienoje vietoje sustojau, nes supratau, kad užlipti aš užlipsiu, bet aš nebenulipsiu. Čia jeigu tešlos pavirs, tai aš čia nebegalėsiu nulipti. Ir dar kelis kartus netgi bandžiau vis tiek įveikti save, sakykim, persilaužti. Palipdavau vis kažkiek aukščiau, bet matydavau, kad dar labiau statėjo, nes ten tikrai statumas didžiulis, o jeigu ten čiuožykla pavirs, tai tikrai nulipti gali nebepavykti. Ir tik primenu, kad aš į tą kalną tai lipau be kramponų, be prožektoriaus, visiškai tamsoj, bet akis priprato. Aš tikrai dar niekada gyvenime nebuvau mačius tokio gražaus žvaigždėto dangaus, kaip nuostabiai atrodė kalnai naktį ir kaip atėjo švisti. Ir susirinko ten visa minė žmonių žiūrėti to saulėtį, kai aišku visų tikslas buvo pasiekti tą aukščiausią tą tašką. Ir aš pamačiau tą saulėtį, kai žinokit, mano rankos buvo per daug sustingusios. Man kojos, rankos, aš maniau, kad tikrai nukris buvo viskas per daug sustingę, kad aš įsitraukčiau dar telefoną, bet kaip aš sakau, svarbiausia tai, ką aš pamačiau savo akim ir ką aš prisiminsiu. Ir aš pamačiau tos visus žmonės traukinius ir man paėmė toks juokas, žinokit, nes mes kiekvieną rytą su Marium keliamės taip anksti ir išeinam į kitą žygio vietą. Ir visada matom tą auksinę valandą. Taip, ir mes kiekvieną rytą matom tas nuostabiai nuspalvintas saulės kalnų viršūnės ir kaip tada visas slėnis pasidengia saulės šiluma ir viskas tada labai labai greit pasidaro šviesu. Netgi karštą galiu pasakyti. Labai gerai, kad spėjai grįžti dar, kol žemė buvo įšalus. Ir ką jūs galvojat, ir aš užlipau ten, su visais pabuvau ir aš labai greitai pradėjau lipti atgal, nes aš išsigandau dėl Mariaus, nežinau, kas jam yra, nes mes čia susišūkavom, kad jis grįžta atgal. O kada aš einu toliau,
Ir aš, kol dar išalusi žemę, aš pradėjau leistis žemyn, nes aš neturėjau nieko. Kramponai, viskas buvo pas Marių palikę kuprinėj. Bet viršuje ir nebuvo ledo, ar buvo? Buvo absoliutus ledas. O, nes aš dar ledo lipau. Absoliutus buvo ledas, absoliutus. Tai aš, ta prasme, man tai tas nesvarbu, variau aš ten per sniegą tada turbūt geriausia. Ir jau pamačiau, kad ir už manęs jau irgi pradėjo žmonės leistis, kas ir sušalo, nes esmė tame, kad visi žino vieną taisyklę, kai pradės leistis grupės su savo lasdom, vienu metu tai toks susidarys didžiulis kamštis ir tai truks taip ilgai, kad nuo to kalno tu nenusileisi vietoj valandos, tai tik 3 valandas užtruksi. Ir aš labai įsigandau dėl Mariaus, nežinau, kas jam atsitiko ir aš variau namo, aš ten žaibiškų greičių turbūt grįžau, bet aš jau ir varau kalnais drąsiai iš tikrųjų. Čia mano visiškai stichija, mano sritis. Ir kai ir grįžtu namo, visa sušalus, jau maniau, kad rankos kojas nukris ir mano mariukas išeina iš to dainių grūmo, su arbatėlės, termosiukų. Laimingas, visas šiltas. Ne, šalta buvo. Tau nupirkau tiesiog arbatos, supyliau 2 puodelius į termosą, pats negeriau. Tai galėjai atsigerti, kas tau neleido. Ir tada atsisėdom vėl tam bendram valgomajam prie krosnelės su visais žmonėm, prasidėjom iki 8. Niekaip, žinokit, išeiti iš tos vietos. O čekautas buvo 8, jau tu turėjau viskas. 8 ryto. Įsivaizduojate, 8 ryto čekautas. Jau tu turi būti susikrovęs ir jau tu turi užleisti. Tu gali palikti daiktus kažkur. Bendroje erdvėje tikrai saugu, galiu pasakyti, niekas nepaims, nes niekas čia nepabėgs toli labai. Jeigu kas nors ir paims, bet niekas ir nenorėtų ganėtis čia reputacijos tose tea-housuose. Ir mes iki pat 8 su visais ir prasidėjom, žinokit, prasišildėm prie krosnelės. Aš atsigeriau masalą, Marius atsigėrė kakavos ir mes pajudėjom. Ir labai iš tikrųjų, labai greitai leidžiam, negi gaila. Nusileidom... Bet šiandien yra lengviausia diena. Nusileidom virš kilometrų. Nu kaip, vis tiek dar esam 4 km aukštyje, virš 4, bet... Bet jūs neįsivaizduojat, kaip nesinorėjo iš tos vietos išeiti, kaip dar norėjęs pabūti taip aukštai. Visiškai nesinorėjo. Ir leidžiantis stengiamės grožėtis dar vaizdais. 13 km šiandien nuėjom, 5 valandos 20 minučių. Nusileidimas jo beveik kilometras, 987 metrai. Bet tikrai neslėpsiu, šiandien vėl skubėjau, vėl toks psichologinis, man vis dar spaudimas ar gausim vietos, nes ir vėl visas kalnas nusileido į vieną nedidelį miestelį. Visų yra tas pats maršrutas, bet viskas gerai, gavome Pati geriausia pasirodo, pati geriausia už labai adekvačią, kaip ir čia visur aišku. Už palyginus juokingą kainą tea-house, labai šilta, labai jaukų, labai... Ir liko tik tais rytoj. Keliavome iki Namčio bazaro, iki viso to Šerpuvos sostinė didžiausios lokacijos visam treke. Ir tada jau nuo Namčios bazaro bus pats didžiausias mūsų trekas, ilgiausias. Kalnai, o ten jau yra tikrai labai sudėtinga, mes jį puikiai atsimenam. Iki Luklas. Bet gal bus atidarytas tas kelias senasis, kur nuošliauža buvo, nes mes ėjom per aplinkui, tai dėl to labai reikėjo daug sukilti ir paskui daug nusileisti. Pernakvojam Namčiai, važiuojam tada einam iki Luklas ir viskas, iš Luklos jau skrendam į Katmandu atgal. Į Katmandu ir žinokit, bilietus mes pasirodo, kad yra avialinija. Mes irgi prisiskaitėm grupėse būtent to treko, kad nevykdo, pasirodo viena linija, avialinija visgi vykdo skrydžius iš Luklos tiesiog į Katmandu ir mes paskaičiavom, kiek kainuotų mums iš Luklos skristi į Ramečapą. Paskaičiavom ne pinigais, laiku paskaičiavom. Bet aš noriu visiems pasakyti irgi tokį dalyką. Jeigu jūs važiuosite iš Luklos į Ramečapą ir atvirkščiai, tada dar su džipu važiuosite iki Katmandu, žinokit, gausis absoliučiai ta pati bilieto kaina, tik dar su džipu jūs prasitrankysite. Mes jau labai taupame dabar laiką, nes dar turime labai daug ką pamatyti čia Nepale. Tai bus įdomu dar nuotykiai nesibaigė. Gaila. Jeigu neskaičiuotumėm dienų, tai norėtųs čia tiesiog kažkuriam kaimukė tiesiog dar porą naktų tarkim pabūti. Mes taip buvom taip ir planavę, bet galiausiai nusprendėm, kad dar turim tikrai
daug vietų, kurias norim aplankyti Nepale ir čia yra ką pamatyti, dar čia be abejonės ne tik Himalajai yra Nepalas. Tai turėsim dar tam 10 dienų ir jau jas ir pasiskirstėm, kur praleisim. Tai bus dar tikrai daug nuotykių, pamatysit. Bus smagu, aš jau ir čia gaila palikti, bet ir jau to laukiu labai. Tai va, 18 dieną spalio mes jau nusileidžiame Katmandu. Ir mūsų trekas iš vis bus trukęs 11 dienų. Mažai šiaip. Bet jo. Nes kiti skaičiuoja dar tą dieną, kai atskrenda iš Katmandų į Luklą, o mes to nepaskaičiavom. Bet šiaip tai yra 12 dienų. Taip, mes viską padieniu ir darėm, nes tu savęs daugiau neperspausi. Gali perspaus, bet tada tiesiog blogai. Ne, tai ir su ta kalnų liga, aklimatizacija, Taip, mums tai viskas apie tai labai ir gerai kalbu. pavyko, Tai apie tai ir kalbu. o kitiems netaip pasisekė. Taip. Matėm tokių, Matėm, žinokite, labai sportiškų vyrukų, vaikinukų. Jie ateina vakarienės, pasideda maišo vaistų ant stalo. Bet žinokit, jie nei valgė. Vienas iš vis pramiegojo visą parą mūsų tygausio. Ir vieni savininkai išsigando, kas Emiro, jis tiesiog labai blogai jautėsi. Jis visą vakarą tą dalbatą valgė, žmogus niekaip nesuvalgė ir jam įskišo, o dalbatas yra, kur mes pasakam, tas jau nacionalinis tradicinis patiekalas, kurį privalo čia treke tau papildyti. Tu norėsi dar, tau dar įpildys, kol tu būsi sotus. Ir jam vis siūlė, kišo, o matos, kaip jam yra blogai. Jis nedrįsta nieko pasakyti. ne, tai jis nevalgė, bet jo, jis labai pasportavęs buvo ir Bet čia Ir vat, nuo to nežinai. niekas nepriklauso. Tai visiškai, absoliučiai nuo fizinės formos. Absoliučiai galiu pasakyti tą kalnų ligą. Tavo fizinis ištvermingumas, taip, nuo to gal. Bet ir tai, žinokit, jūs patikėkit, kokio amžiaus žmonės čia eina. Tai yra, nežinau, 70 tikrai yra labai daug amerikiečių. jas aš kažkaip pafilmavęs ir vakar irgi sutikom vakare šeimą, kur keliauja su 3 mažais vaikiukais. Iš Olandijos. Ir ne tik keliauja po Nepalą, bet keliauja po pasaulį. Jie dabar ką tik pradėjo savo kelionę metų po pasaulį. Ir jie pradėjo nuo Nepalo, taip. Iš pradžių mes tiesiog sėdėjome tam Paprašė, kad ir nufilmuočiau. Taip, ir mes sėdėjom prie gretimų stalų ir jie sėdėjo su savo gidu visa šeima ir vakarieniavo. Mes su Marium laukėm savo vakarienės, žaidėm Uno ir mes vis taip nusiklausydavom jų pokalbių, taip nespecialiai, bet mes vis su Marium, wow, kokia šeima, kokia nuostabi šeima. Ta prasme, čia visiškai, absoliučiai kažkas nerealaus ir tikrai mūsų tipo, ne? Mūsų tipo žmonės ir kaip vaikus auklėdė ir paprašė nufilmuoti Mariaus, kaip jie daužėsi alų su savo gidu. Ir Vaikai daužėsi ten kažkokį spraitą. Ir taip užsimesgė pokalbis, iš tikrųjų visą vakarą labai įdomus. Ir keliauja, vaikai neina į tą tradicinę mokyklą, tiesiog nuotoliniu būdu, kai turi laiko, nes gyvenimas išmokys daug kitokių dalykų. Vaikai kokie protingi pasirodė, kokie komunikabilūs. Ir labai nusižavėjo visą. Ir aš jos pirmą kartą pamačiau, einant būtent jau nuo garaže po link ABC treko, ir aš pagalvojau, wow. Ir vaikai, va, tokie, ar ne, iki mokyklinukai, ir jie nuėjo, ir jie nesiskundė, ir mes visam pasauliu jie šiandien net bėgo nuo mamos maivės, stovėjo ant kalvų sniego ir... Bet ir mėgojo irgi prie Menuso buvo. Mes dar ryte pakalbėjom truputį, tai vaikai juokėsi, krikštavo ten prie krosnelės irgi bėgo, aišku, šiltis, bet jiem čia nuotykis. Jie nepyko, neverkė. Jie jau pripratę, kad jie gyvena dėl tėvų darbų ir vienoje šalyje, ir kitoje, ir matos tikrai nuostabus, išauklėti labai vaikai, ir jie kaip patys su mumis norėjo bendrauti, matos buvo labai gera, patys viską pasakojo. Mergaitė pasakojo, kaip su kobra susitiko, kaip tėtis ją pagavo ten per metrą, ir va, pasakojo, kaip čia didžiausias įvykis, kaip nuotykis. Jiems viskas nuotykį, jie pasakojo didelėm akim, ir žinokit, čia užaugs nuostabus žmonės, iš tikrųjų, tikrai jau dabar galiu pasakyti, kad čia užaugs nuostabus žmonės. Ir jie dabar iš Nepale praleis 2,5 mėnesio, tada keliausi į Laosą. Laosas, paskui Vietnamas, Tailandas, ir jie va taip turi visą tokį metų planą.
Bet jeigu užsikabins, gal ir ilgiau dar bus, nes sakė, nuotoliniu dirba, tai gal ir toliau pasiliks. Tai va, tai mes apskritai visoje šitoje kelionėje, kai ateina vakaras ir visi susirenka į tą bendrą valgomą, į bendrą erdvę, kai pokuria krosnelė, žinokit, yra pats geriausias laikas dienos. Neskaitant, aišku, visų vaizdų, kuriuos tu pamatai aplinkui, nes susirenka žmonės iš absoliučiai viso pasaulio. Iš viso pasaulio susirenka žmonės. Ir visi... Taip įdomu, žinokit, ir žinot, ką Ir jeigu jie keliauja į Himalajus, eina prie Everesto, tai visi tie žmonės yra jau tokie įdomesni, turi savo gyvenimo istorijų, nu tiesiog turi ką papasakoti. Didžioji dauguma, bet yra labai labai daug ir tokių, kaip ir Marius minėjo, ateinu prie akmenuką, aš pasidarau nuotrauką ir mano gidas su porteriu vėl mano visus fotoaparatus, daiktus parneša. Na, arba tie dar su arkliukais, dar čia kita kategorija. Dar kita kategorija, baisi ir, žodžiu, bet, nu, tai yra turizmas. Tai yra dabar toksai turizmas, kad labai labai gaila iš tikrųjų. Man labai labai gaila šito regiono, šito krašto. Man šito būtent Kumbu labai, nes viskas labai labai vakarėja, turistėja, iš visko daromas biznis. Aš suprantu, šitie žmonės tikrai vargingai gyvena. Bet aš kaip norėčiau, kad tokie kampeliai liktų nepaliesti. Tikrai labai labai norėčiau. Bet čia yra jau nebeįmanoma šitam visko persistumti savo kraštą, kad tu gali bet kur dabar nuvykti. Absoliučiai bet kur. Į pačią tokiausią, uždariausią pasaulio tu gali bendruomenę netgi papulti. Tai ir čia tie malūnsparniai skraido, dalis yra kaip kurjeriai, atgabena išteklius, dalis... Net ne taip pasakyčiau, viskas yra viename. Atgabena produktus, žmonių daiktus, kitus žmonės... Bet ir kiti žmonės taupo laiką tiesiog arba tingi lipti, tai tiesiog su malūnsparniu nuskrenda ten ir... Nu, nes dabar supranti, toks yra pasaulis, nes žmonės neturi tiek atostogų ir jie atskrenda iš Amerikos, jau laikas yra labai ribotas, ar ne? Ir jie jau, ir pavyzdžiui, dar dėl lietaus, dėl sniego, jie praranda dienų, kas jūs visada turite užsidėti tam ekstra dienų, nes čia nutinka visko, čia yra kalnai, didžiausi pasaulyje. Tai ir jie jau mato, nebėra laiko, kad ir tas Mariaus tas draugas amerikietis, su kuriuo susipažino, ir jisai sako, aš jau viskas, aš jau dabar skrisiu su malūnsparniu, nes jau man dega jau dienos skristi atgal į Ameriką, į darbą grįžti. Mes iš tikrųjų lietuviai esam labai dėkingi atostogų klausimų, o kai pasiklausai apie visą kitą pasaulį, apie japonus, apie amerikiečius, tai jie atostogų tiesiog, jie neturi. Turi, bet nesinaudoja, nes tarkim Japonui, kaip aš galiu priversti savo kolegas dirbti daugiau, nes jeigu manęs nebus, tai kolegos vadinasi turės padaryti mano darbą ir jie neima tų atostogų, ypač ilgesnių, nors jie turi tą teisę ir pagal įstatymą ir šiaip, bet kiek teko bendrauti su jaunesniais japonais, jau jaunesni japonai naudojasi savo teisėm ir privilegijom ir ima tas atostogas ir keliauja po pasaulį. Nes apskritai jaunimas visam pasaulyje keičiasi ir visam pasaulyje jaunimas keičia pasaulį, bet aš jums pasakysiu taip, kad aišku, aš už demokratiją, už laisvę, kas be ko, bet visi keičiasi į tą vakarietišką pusę. Visi. Tiesiog visų tiktokų socialinių tinklų, vergai, išvaizdos, aprangos. Mes taip pat yra atvykę į tą patį Katmandu, ar ne, po visų šitų jaunimo protestų mes pamatėm jaunimą ir jis absoliučiai, palyginus su vyresnėja karta ir jau netokia vyresnėja, jis absoliučiai kitoks. Ir tiktokas, viskas tiktokė vyksta, mums rodo, ką jis ten telefone prifilmavęs, visi rūbai absoliučiai vakarietiški, išvaizda, plaukai, ta prasme, absoliučiai. Nebėra, kad ir kur keliavom pasaulyje, nebėra jau unikalumo, tai būtent tos kultūros. Tautinių... Ir aš dabar matau, kaip ta šeima apsistoja mūsų viešbutį su 3 vaikais. Ir aš šiandien ėjau ir aš galvoju, aš tiek turiu visada viską ko pasakyti, žinokit, beveik kaip Algimantas Čekuolis.
Bet aš taip dažnai darau tylos pertraukas kaip Ričardas Kazlauskas. Sakė Marius man jau baigti šitą laidelį. Labai gerai pasakyta. Tai baigiu. Gal iš tikrųjų kada kokią savo laidą turėsiu apie pasaulį, apie gyvenimą įdomu. Gal pamatysit mane LRT radijai. Tikrai ne Delfi TV. Kiek aš galiu kalbėti, čia kažkas yra neįtikėtina. Bet tai va, prieš kamerą tu gali daug kalbėti, bet... Aš ką tik 40 minučių prikalbėjau. Gyvai aš negaliu su žmonėm bendrauti. Gerai. Toloko jau nešuosi nuo Namčias. Berods nuo Namčias, ne? Ragausim vietinį. Į aukštą, į viršų ir vėl atgal. Viršų ir žemyn. Ragausim vietinį romą. Nu, kol kas kambariukė. Ką čia rodo? 15. Normaliai. Jau tokių šalčių nebeturėsim kaip anksčiau. Na, pasakyk, koks permutinis skonis. Kaip, nežinau, Kolumbijos ananasų, bananinių. Geresnio romo nesuragavęs. Ne, bet šiaip žiauriai geras tikrai. Koksai geras. Geras tikrai. Uik, tu savo žinok, žiauriai geras romas. Nu, na ką, ir eisim vakarienės. Užsisakiau vištienos kepsnį. Steiką. Na, vištienos steikas. O pala Giedrė. Dalbatą. Ai, dalbatą, kaip dažniausiai, jo. Na ką, vištienos steikas. O čia dalbat. Tradiciškai. Tradiciškai. Ir niekada dar ne, šiaip ne, filė. Nu, ragausim. Skanaus. Visiems, kas valgot. Žinokit, nors ir atrodo gal ne kaip, bet skonis tai labai geras. Su žmona išėjome į Kalapataro. 5-5-0. Nematau kur. Ai va. 5-5-5. 5-5-5-0. Ir man nepavyko įveikti. Teko apsisukti, grįžti atgal. Žmonai pasisekė. Ir įvykė aukščiausia viršūnė, kuriai nereikia leidimo Nepale. 5550 metrų. Tuomet truputį sušilę, 8 ryto iš Gorakšepo pradėjome leisti žemyn. Leidomės, praėjom tą pačią Labučią, tą pačią Duklą, bet čia jau ėjome kitų kelių, pasukome link Peričės. Ir nusileidome iki 4270 metrų. Tai beveik kilometrą. Sustojame dabar Peričėje. Nakvosime. Kilometrų žemiau jau degonės daugiau. Ir vaizdai vėl kitokie. O rytoj galvojam eiti į Namčią. Tai tokia labai ilga atkarpa. Šiandien mum nuo Gorakšepo iki Peričės gavosi apie 13 km. O rytoj turėtų būti apie 19.